Laidą pristato Auksinė mintis. Moters gudrumas neturi ribų. Susipažįsti su viena, o atsibundi jau su kita. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Labas, kolegė. Na, labas, graži diena buvo, ne šiandien? Taip, ir turime neblogų naujienų. Na, kokių kitų naujienų turi? Pagaliau, paskelbtas konkursas muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms užimti. Ko tu sakai, pagaliau visi triubininkai ir manikistai turės dėti direktorių, ne? Kad galėsim atlyginimus išmokėti. Na taip, bet... Na kasgi, bet kas jums neramina, kolegė? Matote, Panevėžio muzikos mokyklą traukti iš duobės ryžosi bendruomenių rūmų direktorius Gvidas Vilys. A, šitas muzikantas aukštais išsilavinimais, ne? Na taip, jis turi atitinkamą išsilavinimą, bet va konkurse muzikos mokyklos vadovo vietoj užimti dalyvausiančiam Viliui su konkurentais varžytis neteks. Nu, a kolgi čia taip, kurį praleidžia be konkurencijos, labai geras kandidatas, ne? Na taip jau susiklostė, kad buvo tik 2 kandidatai, bet va į direktoriaus kėdę pretendavęs antrasis kandidatas, muzikos mokyklos mokytojas, neperėjo nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atrankos ir neteko teisės rungtis konkurse. Ale, nu čia dabar kas čia pareikalavimai tokie atrankai, kad net žmogus visą gyvenimą čirpindamas smuikeliu nepraėjo tas atrankas? Na, nežinau, bet girdėjau, kad jį trūko ne 9 valandas. Eiksia savo, per 9 valandas ir beždžionį gali grot balalaiką išmokyt. O tai čia kur reikėjo veikti tiek laiko? Na, matai, ten vykdė psichologinį kompetencijų vertinimą. A kas tas yra? Na, aš net neįsivaizduoju, bet va esmė ta, kad žmogus liko vienas kandidatas iš vieno. Taip, kad jis jau taps direktoriumi. Va kokia karjera. Iš bendruomenių rūmų tiesiai mokyklos vadovo kėdėn. Na, nieko čia blogo nematau. Šitam įsimokslinusiam žmogui nėra ko veikti, na, su tais menininkais bendruomenių rūmose, tai menininkai nemoka grot. Taigi visi artistai tenai, renginių organizatoriai. O čia va mokyklai, tai bus visai kas kita. Visi moka grot. Na taip, bet kolektyvas išsigando naujojo direktoriaus. A kolgi čia dabar išsigando? Matote, mokyklos profsąjungos pirmininkė prasitarė, kad kolektyve būtų nuogąstavimų dėl Vilio vadovavimo metodų ir net kalbų, kad reikia rinkti parašus ir prašyti savivaldybės jo neprileisti prie įstaigos vadovo vairo. Nu tai kokianis taip išsigandagi? Matot, Vilio kandidatūra kai kuriems muzikos mokyklos pedagogams nerimą kelia dėl jo darbo metodų bendruomenių rūmuose. Na kasgi ten nutiko tuos bendruomenių rūmas? O ten per 3 vadovavimo kultūros įstaigą metų Vilys spėjo pakeisti daugiau nei pusę kolektyvą. Ha! Taigi sakiau, manam liūdna buvo tenai, nes nieks nemokėjo grot. Tik artistai visi renginių organizatoriai, vat. Užtat ir keitė tokiais, su kuriais galėjo pagrot, kurie moka grot, kad jam nebūtų liūdna vienam tai prie nevėjų užpelkį sėdėti nuo ryto iki vakaro. Su dainu taigi žymiai linksmiau, paupyje, ne? Na tas tai taip, bet... Na kas bet, taigi tegu tie mokytojai būna romus. Jeigu anis moka gerai grot, jų niekas iš darbo neišmes. Gros visi kartu, arba kaip sako liaudis, visi pus vienon dudon. Vakė bus.